Beveik 5 mėnesiai praėjo po olimpiados. Kokie dar ryškesni prisiminimai iškyla iš to laikotarpio? Aišku, iš varžybų yra labai geri prisiminimai. Labai geri prisiminimai ir tai, kad mes su grupelė olimpiečių tikrai labai smagiai laiką leidom. Teko pamatyti, pavyzdžiui, Usainą Boltą bėgantį 10 metrų nuo manęs, tai buvo kažkas nerealaus. Taip pat teko irgi nusifotografuoti, pamatyti su keliais elitiniais pasaulio sportininkais, kurie laimėjo aukso medalius olimpiadai, tai irgi buvo toks išskirtinis momentas. Pavyzdžiui, su Victoria Pendleton, kuri treke pelnė aukso medalį ir ne pirmąjų olimpiadose. Jinai aplamai Britanijoje yra didelė žvaigždė ir buvo atėjus pasižiūrėti mūsų sportą. Tai va tokie maži dalykai, kurie jo visam gyvenimui tikrai prisimins ir buvo kažkas neapsakoma. Tai yra greitis, azartas, adrenalinas, dideli kalnai, posūkiai, griūtis. Labai sunku apibūdinti BMX vienu žodžiu ir vienu sakiniu. Tai tikrai yra labai, labai įdomus sportas. Reikėtų daugiau žmonių išbandyti tai. Daug žmonių galvoja, kad mes ten žolę rūkom ar ne, ar mes ten treniruojamės kada norim, kaip norim. Iš tikrųjų tai yra labai sistemiška sporto šaka, kiekviena treniruotė yra labai preciziškai suplanuota. Turi daryti viską taip, kaip yra kažkokia seka, kurios negali keisti, jeigu nori, kad būtų kažkoks rezultatas. Ir aišku, kaip bet koks sportas, tai tikrai yra rimtas sportas, turi 100% jam atsiduoti. Labai mažai lieka laiko laisvalaikio, kai prasideda varžybos, prasideda kelionės. Tai darbas, sunkus darbas. Aš manau, mūsų sporte vienas sunkiausių dalykų tai yra psichologinis pasiruošimas, nes psichologiškai turi būti be galo stiprus. Nes tai ne tik sprintas, bet tai yra sprintas, kur yra kliūtis. Ir dar yra 7 žmonės, kurie su tavim varžosi, kurie tave bando visai aplenkti, kurie bando tave ir nuversti kartais. Plus dar prisideda oro sąlygos, kai jos irgi labai įtakoja, nes kartais, pavyzdžiui, jeigu būna dideli kalnai, reikia šokti, bet būna labai stiprus gūsingi šoniniai vėjai. Tai tada irgi labai daug psichologijos, kad prisiversti bent vieną kartą nuvažiuoti ir pabandyti šokti per kalną. Nes pažįstu ne vieną sportininką iš mūsų, iš BMX, 2 profesionalus pažįstu, kurie taip griuvo, kad dabar visą gyvenimą praleis invalido vežimėlį. Ir kai tu asmeniškai tos žmonės pažįsti, ir tai nebuvo kažkokie mėgėjai, bet tai buvo profesionalūs žmonės, kurie žino, kaip važiuoti, kurie žino, kaip kontroliuoti dviratį ar ne. Ir buvo tokios griūtis, tai aišku, baisu. Ir šiaip aplamai mūsų sporte labai daug traumų, labai. Iš tikrųjų, tokio garbės kodekso nėra, bet yra teisėjai, kurie žiūri, ar tu pažeidi taisyklės ar ne. Ta prasme, tu gali blokuoti sportininką, bet tu negali jį paimti tiesiai važiuoti, kad matai, tau nebelieka jokio kito šanso, tai tu dabar imsi ir kažkam blogą padarysi ar nuversi. Ne, taip negalima daryti. Tai yra griežtai baudžiama, sportininkai yra diskvalifikuojami iš tokius dalykus, tu gali ten truputį alkūnę paliesti ar ne. Bet aišku, tame profesionaliame lygiai, kai visi nori laimėti, tai būna visko. Kaip pavyzdžiui, pasižiūrė, kad ir olimpiadai važiavimus vyrų. Kai pasižiūrė sulėtintą tą variantą, kaip ten tas, kur antras buvo vaikinas, Samuel Auby iš Australijos, kaip jisai ore pašokęs dar bando su alkūne trenkti tam Latvijai, ar ne, tai wow, neįtikėtina. Nors kai veiksmas vyksta trasoje, ten taip viskas greitai vyksta, tu to net nematai. Bet kai pasižiūri sulėtintą variantą, pasižiūri, wow. Ir pats rizikuoja tiek, kad vos negriūna, atvažiuoja antras, ar ne, finale, ir ne, jam to negana. Jis tam bando dar rizikuoti ore. Versijas ore iš tikrųjų yra tas kontaktas ore, ko gero, yra pats baisiausias, nes realiai, jeigu tu turėsi stiprų kontaktą, tu nieko nebesikontroliuoji. Iš tikrųjų, čia labai sunku, nes Lietuvoje dažniausiai yra taip, kol tu neturėsi kažkokio olimpinio medalio, netgi pasaulio, jeigu medalį turėsi, tai tau niekam nelabai rūpės, bet kol neturėsi olimpinio medalio, tol nebus pripažinimo, tol tą sportą niekas nekreips dėmesio. O iš tikrųjų, kad tame procese siekiant to medalio kažkas padėtų, tai būna dažniausiai labai mažai. Aišku, ten yra olimpinis centras, yra olimpiniai komitetai, ar ne, miestas kažkiek, bet, tai nėra kažkokie rėmėjai ar tokie dalykai. Tai dėl to yra labai gaila, nes kai tu jau pasieki kažką, tai visi tada tau labai draugiški, visi tau viską nori duoti, bet tada, jau nebereikia man viso to, ar ne, aš jau žinau, aš geriausias, aš jau pasiekiau, tai ačiū.
Tai va, trūksta to supratimo, kad nežinau, reikia vystyti sportą, nors ir nėra jame dar rezultatų, bet reikia prisidėti tame procese siekiant rezultatą. Ir aišku, Lietuvai, ko trūksta, tai trūksta trasų, ypač Vilniuje matau didelį potencialą, daug žmonių ir netiesa, kad ten tik tais reiseriai galėtų važinėti, man atrodo, ir paprasti žmonės tam tikromis valandomis su šalmais, su apsaugom galėtų važinėti, išbandyti trasas ir manau, tai būtų labai įdomi atrakcija. Nes iš mano draugų iš Vilniaus jie atvažiuoja kartais iš Vilnius grynai pasidaryti savo atrakciją, pasivažinėti po mūsų trasą. Ir emocijų daug pas jos, labai gerų emocijų būna, ten labai prisijuokia, laimingi būna žmonės. Iš tikrųjų, man atrodo, vėl kvalifikuotis tai bus ko gero dar sunkiau, nes labai daug šalių po šitos olimpiados pareiškė iniciatyvą pradėti tą sportą kultivuoti savo šalyse, statosi trasas ir auga pas juos tikrai stipri nauja karta. Todėl atsirinkti kitą olimpiadą bus dar sunkiau ir jeigu pas mūsų sąlygos nepasikeis, tai kai visam pasauliu sąlygos trasos yra perstatomos naujos kas metai ar kas pusę metų, jeigu pas mus nesikeis sąlygos, tai čia yra kažkokia misija neįmanoma iš tikrųjų. Arba čia reikia didelio stebuklo, nes, pažiūrėsim, kaip sveikata, kaip traumos, kaip sąlygos. Tikiuosi, labai norėčiau tikiuotis, kad dar, šie metai tai tikrai, kiti metai irgi planuoju. Treti dar per anksti kažką pasakyti, nes mūsų toks sportas, kad gali bet kas atsitikti per tokį trumpą laiką. Ir kalbant apie kitą olimpiadą, tai irgi bus matyti, kaip sąlygos, ar keisis ar ne, ar bus su kuo treniruotis, ar bus kur treniruotis. Čia žiūrėsim. Norėtųsi kokios naujos, geros, gražios trasos? Jo, labai norėtųsi. Labai. O Dieve, kaip norėčiau, žinau, tada tikrai jau daryčiau viską, visaip, kad... Jo, nes irgi pabūs vienoje olimpiadoje, labai noriu važiuoti į kitą, nes tai kažkas nerealaus, tai yra, neapsakoma žodžiais, tokia atmosfera. Ir kadangi kita olimpiada vyks Rio de Žaneire, tai ten, ko gero, irgi turėtų viskas būti labai papastiška, labai gražu, labai įspūdinga, tai labai norėčiau važiuoti. Labai. Ir aišku, gaila, kad Lietuvoje nėra tas, kol kas nesimato tos naujos kartos, bent jau kurios pagalba aš galėčiau nuvažiuoti olimpiadą, žinai, ta prasme, kad būčiau gal ar trenerė, ar kažkoks padėjėjas ir galėčiau važiuoti visais kartu, bet ne. Tai maždaug, jeigu noriu važiuoti olimpiadą, turiu padaryti tai pati.